Sveiki, jau po atostogų labai gerai praleidau laiką su šeima, beveik gimtojoje Liepojoje. Buvom savaitę, tai grįžo dar prieš atostogas, jau atvyko ta siunta, daug testerių, nemažai 8 ml buteliukų pradžiai, šiek tiek ir papildžiau 20 ml asortimentą, praplėčiau asortimentą. Yra dabar pasirinkimo kiekvienos rūšies nišinių netgi daugiau negu vyriškų ir moteriškų, kurių yra po 7-8 branduose, tikrai yra pasirinkimo. Ir dabar toks galvosūkis, kaip čia kuo tvariau, sakykime, kad kuo mažiau reikėtų skolintis pinigų. Bet ir jeigu jau skolinčiaus, tai tikrai būčiau rimtai gerai prasitestavęs, kaip čia tuos sandėlio resursus taip išparduoti, nes vienam kanale yra mažesnė pelno marža. Tai B2B, aišku, nes jie daugiau, bet didesniais kiekiais perka, kitam kanale prekyba, aišku, maržos yra didesnės, bet ten gal ir laiko reikia, bet ir laiko, ir reklamoms, ir socialiniams tinklams, tai žodžiu, tokiuose šiek tiek dar apsvarstymuose. Bet kol, manau, susidėlios ir bandyti vis tiek reikia, matyti, dalinti šitą laiką ir bandyti ir ten, ir žiūrėti, nes atrodo, protui reikia viską dabar racionaliai žinot, kad daryti kuo geriausiai, bet čia turbūt jau kažkoks perfekcionistas grybą pjauna, tai reikia tiesiog kartais daugiau daryti. Tai iš to darimo, ant to darimo energijos vakar papuoliau, įsiprašiau į LRT laidos filmavimą ir bus laida apie mane. Kažkada rugsėjį, spalį, sakė, rudenį, žodžiu, ieškojo laida Ne emigrantai ir Širdie lietuvis, tai pati prodiuserinė kampanija ieškojo pašnekovų, kurie buvo užsienyje. Ir įsiprašiau aš pas juos, nes buvau užsienyje ir vakar vyko filmavimas, labai triukšmingas, skrido lėktuvai, kalbėjau apie gyvenimą užsienyje ir paskutinė dalis buvo apie šios dienos veiklą, ką veikiu, tai pakalbėjau apie kvepalus, uždavė ten tokių klausimų, kur galėjau pasakyti tiesą, kad nežinau, nes kažką ten mykiau. Būčiau galėjęs prisipažinti geriau, tai žiūrėsim, kaip ten susimontuos. Įdomu patirtis, labai iš tikrųjų varginanti, nes ten, žodžiu, jo kažkaip įsitempęs ir nori teisingai pasakyti ir linksmai ir taip, kad jau pasakė ir jau visi čia atbėgs tos kvepalus, bet čia aišku taip nebus, bet manau bendram brendo žinomumui ir mano šitos veiklos žinomumui tai tikrai gera patirtis. O daugiau tai vakar dar šiek tiek pavyko padaryti kolų, follow-upų lydsam, tai jaučiasi, kad atostogos, jaučiasi, kad žmonės dirbantis grožio srityje leidžia savo patostogauti, jeigu rimčiau dirba. Viena moteris sakė, tai rugsėjį grįšiu, neblogai, sakau, virš mėnesio atostogų. Jo, sakė, taip, žodžiu, ten vadovės, savininkai grožio salonų. Ir šią savaitę, net šiandien dar turiu porą follow-upų padaryti, tai žodžiu, bet porą kitoje savaitę jau mytų turiu su grožio salonais, tai visai juda tas B2B. B2B, tai per daug nenoriu per daug plačiai nueiti, kad nepraėjęs visų pirkimo ciklų, kad ir pardavęs grožio saloną, grožio salonas parduoda savo klientams, iš jų feedbacką grįžtų, pažiūrėti, kaip tas visas ratas susisuka, kad neįsiplės plačiai, kad supras šiek tiek per porą salonų išsimokyti ir lygiai greičiai daryti jau ir komercijos judinti reikalus stipriau, nes prisidėjo prekių, prasiplės asortimentas, buvo kiekvienų po 3,9, dabar bus, nežinau, 20, 30, žodžiu, 10 kartų padidėjo asortimentas. Galima irgi ten judėti su socialiniais tinklais, su reklama, su atsiliepimais, laukia eilėje, žodžiu, reikalų, kaip sako, kaime, kaip kiaulė paskirdus.
O dar ir buhalteriauju, pildžiau PVM deklaracijas, nes pasidariau PVM mokėtojas. Tai va tokia patirtis į SAF, į MAS, FR 600. Finansininkai, buhalteriai žino, apie ką kalbu. Tai galvoju bus baisiau, kadangi tų faktūrų nebuvo labai daug, tai viskas gan lengvai pavyko. Ir nemažai padeda iš tikrųjų ir palaiko šeima, žmona, vaikas. Tikiuosi, kad montuos šitą video ir gražiai sumontuos, tai linkėjimai ir tai padėka jam. Ir be to šiandien žmonos Kristinos vardo diena. Lietuviai nelabai švenčia vardo dienų, žmona irgi Lietuvoje pradėjo mažiau švęst, bet Latvijoje vardo diena ir gimtadienis yra beveik lygus dalykai, tai dar bandysiu pasveikinti žmoną, tai lekiu, jeigu nes galiu. Iki.